Kelio sąnario skausmas nėra nuosprendis. Tai tik žinutė apie gilesnės problemas, kurias dažnai galime išspręsti tinkamų pratimų pagalba. Pastebime tendencijas, kad vis daugiau žmonių skundžiasi kelio sąnario skausmais, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Ir svarbu suvokti šios problemos priežastis. Tai gali būti traumos, gali būti netaisyklingai eksploatuojamas sąnarys, gali būti silpni aplinkiniai raumenys ar disbalansas tarp jų, bei viršsvoris. Daug tyrimų rodo, kad vaikščiojimas gali padėti sumažinti kelio sąnario skausmus. Bet yra ir efektyvesnių mokslo grįstų būdų, kurie gali padėti spręsti šią problemą greičiau ir tvariau. Visų pirma, labai svarbu suprasti, kurios raumenų grupės įtakoja kelio sąnario stabilumą ir mobilumą. Labai nesunku atsiminti, jos yra 3 pagrindinės, 4-galviai raumenys, 2-galviai raumenys ir blauzdos raumenys, kurie tvirtinasi per sausgyslės aplink kelio sąnarį. Kai jau žinome, kurie raumenys yra atsakingi už kelio sąnario stabilumą ir mobilumą, mes galime pradėti juos treniruotis. Taigi pirmas paprastas pratimas, nereikalaujantis jokios įrangos, atrodo taip. Kojos tiesios, pėdos ir kojų pirštai žiūri į mus, kelio sąnarys prispaustas prie grindų. Mūsų tikslas - suaktyvinti 4-galvį šlaunies raumenį ir palaikyti jį aktyvų nuo 8 iki 10 sekundžių. Įtempiame jį, kelią spaudžiame žemyn, raumenys dirba, skaičiuojame laiką, praeina 80 sekundžių, atpalaiduojame. Šitą pratimą po mažos pertraukėlės kartojame dar kartą. Tokių pakartojimų viename sete turi būti 10. Jeigu sunku, galit pradėti nuo trumpesnio laiko tarpo, galit kartoti šiek tiek mažiau ir tokių setų reikia padaryti 3. Ir antras pratimas atrodytų taip, tai yra pirmojo pratimo evoliucija. Kada raumenys šiek tiek sustiprėja, mes atsisėdame, pradinė padėtis tokia kaip pirmojo pratimo, kojų pirštai užresti į save, kojos pilnai tiesios, matot, mano kulnai pakyla nuo žemės, kelio girnelės spaudžiu žemyn ir iškvėpdamas orą lėtu tempu keliu savo koją į viršų, maždaug 40-50 cm. Rankos gali būti ant grindų, iškvėpiu orą, pakeliu ir nuleidžiu, neskubėdamas. Iškvėpiu orą ir nuleidžiu. Iškvėpiu orą ir nuleidžiu. Jausit labai didžiulį poveikį 4-galviui šlaunies raumeniai. Kas yra svarbu, neleisti nei truputėlio susilenkti kojai, nes efektas į šitą raumenį bus praktiškai nejuntamas. Kiek kartų reiktų kartoti? Pradžioje jūs jausit, galbūt jums pavyks padaryti tik tai 5 kartus, 7 ar 10 kartų. Kada šitas raumuo sustiprės, rekomenduočiau šitą pratimą daryti po 20 kartų ir 3 kartus kiekvienai kojai. Trečias mūsų pratimas skirtas kitom raumenų grupėm, daugiau 2-galviam šlaunies raumenim ir sėdmenim. Labai paprastas pratimas, bet be galo efektyvus. Prisitraukime kojas kulnais kiek galima arčiau savo kūno, dėkite dubens plotyje, nugara stabiliai ant grindų ir iškvepiant orą keliame klubus į maksimalų aukštį. Trumpai užlaikome ir grįžtame atgal. Keliame, įtempiame sėdmenis, įtempiame 2-galvius raumenis, trumpai užlaikome ir grįžtame atgal. Pratimas atrodytų maždaug taip. Šitą pratimą reikia daryti 20 kartų, 3 setai po 20 kartų su 30 sekundžių pertraukomis tarp setų. Jeigu norite jį pasunkinti, visuomet galite vieną koją pastatyti arčiau centro, kitą koją ištiesti, būtinai pritraukit kiek galima arčiau ir daryti pakilimus ant vienos kojos. Tai yra lyg to paties pratimo evoliucija. Jeigu norit dar šiek tiek jį pasunkinti ir įtraukti daugiau stabilumo elementų, kas irgi labai svarbu yra kelio sąnariui, galit prisitraukę kojas arti, išėjimus daryti su pasistebimais. Tiek su 2 kojom, tiek su 1 koja. Tai dar įtrauksime ir blauzdos raumenį. Tai yra labai kompleksiškas pratimas, padedantis spręsti kelio sąnario problemas. Mums liko paskutinė raumenų grupė, tai yra blauzdos raumenys ir geresnio pratimo blauzdos raumeninui kaip pasistebimai tiesiog nėra. Gali daryti suglaudę kojas, galit laikyti kojas pečių plotyje, galima daryti pasistebimus pradžioje ypatingai, kai darotės dar labiau kaip pramankštą, be jokių fiksacijų, bet kilt į maksimalų aukštį ir leisti žemyn. Stebėkite, kad atrama būtų
ties didžiaisiais pėdos pirštais, kad pėda nevirstų į šoną. Tai yra irgi labai svarbu, nes tai įtakoja visų sąnarių taisyklingas padėtis. Kai kojos prašyla, gali daryti su hop užlaikymais. Būtinai iškvepiant orą. Užfiksuojam akimirkai ir nusileidžiam žemyn. Visuomet galima naudoti ir laiptelį, kuris mums leidžia nusileisti šiek tiek giliau ir ištempt sausgyslę. Šitas pratimas duoda ir stabilumą, kartu stiprina blauzdos raumenyną, kuris įtakoja kelio sąnario stabilumą. Ir kai turime jau sustiprėjusius keturgalvius, dvigalvius ir blauzdos raumenis, galime eiti į daugiau tokį dinamikos reikalaujantį pratimą, susijusi ne tik su raumenų tvirtinimu, bet ir su pusiausvyra. Stabilumu dubens srityje, kelio srityje ir čiurnoje. Pratimas atrodytų taip, reikia pakankamai didelio susikaupimo. Ant kietų grindų daryti yra paprasčiau negu ant tatamio, todėl kad atrama yra stabilesnė, bet iššūkiai visą laiką stiprinamos. Turim laikyti stabilų centrą ir pratimas atrodytų taip. Iškvėpimo metu nusileidžiam žemyn ir pakylame. Nusileidžiam žemyn ir pakylame. Galima daryti lėtai, pradžioje. Nebijokit, praradot pusiausvyrą, atsiremti rankomis į grindis, ir grįžti atgal. Po truputėlį darant, darysit vis stabiliau, galėsit atlikti greičiau. Pakartojimų skaičius yra nuo 12 iki 20 kartų vienai kojai. Tie patys 3 setai, tarp setų 30-45 sekundžių pertraukėlė. Tikiuosi, kad jums šitie pratimai tikrai padės, o paslaptis yra labai paprasta. Pratimai padeda tik tuomet, kada mes juos darome. Ir darome reguliariai. Ne prieš Kalėdas, ne po naujų metų, bet reguliariai kiekvieną dieną. Ir tą aš galiu patvirtinti su savo kūnu, man jau virš 50 metų. Aš neturiu jokių problemų su kelių sąnariais, nors juos eksploatuoju kiekvieną dieną daugiau nei 40 metų profesionaliai dirbdamas tradicinio karatė instruktoriu. Tai sėkmės jums ir sveikų kelių.